Yra toks puslapis apgailėtinas, kurį sukūrė koks 14 metų vaikas. Ir tame puslapyje rašo apie žmonės litanijas, kaip jų nekenčia ir taip toliau. Ir apie mane buvo parašyta litanija, kaip kažkas ten nekenčia manęs, kaip aš ten durnėjau, įsidebinėjau. Tiesiog apgailėtina nesąmonė buvo parašyta, bet man nerūpė aišku ir man nerūpėjo, kas ten parašyta. Ir man nerūpėjo nei ką tas postas, bet po to pasižiūrėjau, kas jį palaikino. Ir palaikino žmogus, kuris turi vos ne 100 štukų sekėjų, kuris kvietė į savo festą mane. Ir su tuo žmogum bendrau tik vieną kartą gyvenime, kai mane pakvietė į festą. Ir viskas, ir aš negaliu varyti. Palaikino postą, kur žmogus kažkoks mane žemina. Ir nesuprantu, kodėl. Ir nei tarp manęs, nei tarp to žmogaus kažkas buvo nei ką. Ir kai matai, kad tokius dalykus laikina ir kad palaiko tokius šlykščius dalykus, kokių problemų neturi su tom žmogum, yra žiauriai skaudu. Tai arba tiesiog random postą palaikino, arba manęs nekenčia. Dar vienas random žmogus, kuriam nieko nepadariau. Kas yra skaudu, bet įprasta. Dauguma žmonių, su kuriais aš buvau ir bendravau ir buvau labai draugiška. Ir tiesiog stengiuosi būti kuo draugiškesnė ir fainesnė ir jie taip daro man. Tiesiog žiauriai skaudu, bet aš pripratus, kai niekam nieko nepadarau ir būnu kuo draugiškesnė ir gaunu tiesiog peilį į nugarą. Kartais aš noriu tiesiog numirti. Ir aš dažnai galvoju, kas būtų, jeigu numirčiau, tada